Sveiki. Būsiu dėkinga už laikus, komentarus, pasirašymus į šį kanalą. Už donatus, aišku, ačiū. Būsiu dėkinga. Pažiūrim, gal šiandien taip pagalvoju, jau senai liktai dariau, o šį metam nedariau. 3 lemtingi šių metų įvykiai. Galite rinktis atskirai variantus. Po vieną arba visus pasižiūrėti, gal kažkuris rezonuos, gal visi. Žiūrėsim, ką parodys. Pirmas, antras ir trečias. Gal pamaišysiu dar biškį. 3 lemtingi šių metų įvykiai. Lemtingi šių metų įvykiai. Ir dar paimsiu laiką, gal ten parodys vasarą, žiemą. Čia tokią kaladę turiu. Vaiko. Gal kokia bus užuomina. Na, žiūrim, kad čia pirmas įvykis parodys, koks čia lemtingas. Čia, ta prasme, taip jau užklausiu aš. Neišvengiami, kaip ir lemtingi, lemta taip būti. Tikėkime, kad bus visi teigiami. Nu, žiūrėkit. Vasara čia rodo man, kad vasara, šių metų vasara. Pasisuks fortūna jums, susijusi su vyru. Arba situacija gal kažkokia pasikartos, bet čia žiūrėkit knyga. Gali rodyti kaip nežinoma vyra, paslaptis, kaip ir jums čia yra. O kai kam tiesiog rodo, kad jūs nežinote, kas jis toks, neįtarėte, kai žiūrite šitą video, tarkim. Ir pavyzdžiui, netikėtai fortūna pasisuka jūsų labui ir va čia vasarą jūs su tuo vyru, patikslinsiu, kas tiksliai gal įvyks, bet kaip ir arba kai kam tiesiog pasikartos kažkokia situacija su vyru, su kurio kaip ir kažkas slapta jūs sieja. Pažiūrim, vasarą čia rodo. Ir čia kaip ir lemtinga, žiūrėkit, įvykis, nu jau čia neišvengiamai. O tas vyras, meilės vyras, ką jisai. Čia kaip ir, arba čia iš vis gal man rodo, kad nenori atskleisti pilnumoje šitą būtent įvykį. Labai tiks moteriai, kuri yra nu ne, čia gal ir net ne moteriai, čia nesvarbu kam iš tikrųjų. Supranta, kažkas labai netikėta vasara bus. Va dėl to ta knyga ko gero ir yra, rodo. Suprantat, va šitą kortą rodo namų įkurtuvių kortą. Kitose kaladėse, kaip aš sakau, rodo kaip ir vos ne vestuvių kortą. Kažkokie materialiniai dalykai, turtai, šventė ir panašiai, labai netikėtai. Bet kaip įdomiai, čia suprantat, jisai gali būti žemės stichijos per darbo vyras. Bet galimai jisai arba jūsų metų, arba jaunesnis gali būti šiek tiek, labai tiktų.
Bet čiagi kai kam gali būti visiškai naujas vyras, o kai kam va, būtent jau toksai kažkoks slaptas, kur situacija kartojasi. Vienišas vyras, nu ir uždaro man geriausią kortą. Nu čia žiūrėkit, kaip kam jisai yra santuokai vyras, sąjungai, namams bendriem, įkurtuvėms. Kadangi man rodo, kaip ir vieniša jį, ir jūs galbūt vienatvėje esate. Ir suprantat, čia eina šansas, gausai, geroviai, finansams, nu, vis tiek susijęs su finansais, suprantat. Iki galo neatskleidžia, čia kažkoks labai tikrai svarbus įvykis, lemtingas, kur pakeis jūsų gyvenimą labai netikėtai vasarą. Vyras susijęs su tuo, su gerais pokyčiais, jisai bus vienišas, išmintingas. Arba čia rodo, kad jūs, tas, kas yra vieniša, tai rodo jums šansą, būtent tada sąjungai, santuokai, kuris ateina kaip šansas pakeisti jūsų gyvenimą ir kaip pasakyti, ištraukti jūs iš vienatvės. Bet taipogi čia gali rodyti, kad finansinė prasme jisai gali labai jums prisidėti, pavyzdžiui, nes čia, suprantat, monetų tūzas, tai jisai rodo ir finansinę gausą tuo pačiu, nes va, čia kaip ir monetų princas. Nežinau, bet kokiu atveju čia va, ta knyga man įrodo, kad kaip kam, bet kokiu atveju labai geras, netikėtas įvykis, kuris kardinaliai tiesiog pakeis jūsų gyvenimą. Vasarą. Bet kokiu atveju jisai teigiamas jums yra. Vienareikšmiškai yra arba sąjunga, vestuvės, įkurtuvės, bendri namai su kažkuo. Gal kažkas žino savo situaciją susijusią, pavyzdžiui, su finansais ir namais. Tai reiškia, jums teigiamas bus dalykas, kas susijęs su namais, finansais, susijęs su vyru. Tai čia jums netikėtai eina va, tas gausos korta. Vasara. Nu čia daugiau nepasakysiu, nes man uždaro. Bet kokiu atveju vasara čia žiauriai gerai bus. Kažkoks toksai lemtingas, stiprus įvykis, toksai tikrai netikėtas, kuris iki pamatų net pakeis jūsų gyvenimą. Čia susijęs su komfortu, sąjunga, meilė gali būti. Nu, meilės korta neiškrito, bet kaip kam, sakau. Kaip kam sąjunga su vyru, bendri namai, šansas šeimai, vestuvėm ir panašiai. Kai kam finansinė sėkmė didelė. Pirkinys namų būto, pavyzdžiui, įkurtuvė su vyru. Tai va. Bet kokiu atveju labai geras įvykis. Gerai, žiūrim antrą. Čia rudenį rodo man. Rudenį. Labai tiks, jeigu jūs esate taurių karalienė, vadinasi vandens stichijos. Rudenį man rodo, koks čia įvykis. Čia rodo šeimą. Šeima, kažkokį globėją jums. Statusą turinti vyrą, ar čia gal jūsų vyras, svarbus vyras jūsų gyvenime. Vyras, kaip taro, pavyzdžiui, jeigu stebit, žinot kažkiek taro, tai kaip imperatorius, sakyčiau. Nu, o ką čia būtent? Čia kaip ir šeimos namai, turtingi namai, tai šalia tas globėjas jūsų yra. Permainos. Nu, žinot, ką aš jums pasakysiu? Man jūs krentat laukime, jūs matyt žinot kažkokį, tai čia žinot, turit žinot, apie ką eina kalba. O kalba eina tokia, kad pas jūs buvo praradimai, ko gero, vagystės finansuose, kažkokie jūs laukėte.
laukiate dovanos. Nu, perkeltinė prasme gali būti, bet čia jums kaip likimo dovana eina didelė pinigų suma. Dabar taip, čia gali būti, tuoj sekundę, teisiniai procesai. Kaip kam? Nusivylimas buvo, kažkas nešiojo kaukę, vagystė, praradimai namuose. Bet tai tas vyras, tai čia kas jis toks? Šeimos žmogus. Jo. Namų, tai nežinau, tėvas, sutuoktinis, šeimos kažkoksai žmogus su jumis yra. Čia gal jūs abudu praradimas, aš nežinau. Ar pas jūs čia vat įvyko ta praradimai, vagystės. Ir jums čia, jūs laukiate, gal jau jums ar tas žmogus pažadėjo, suprantat? Čia kaip bendram būrime, bet kokiu atveju man rodo taip, kad jūs sulauksite tos sumos finansinės, gal čia pirkimas namų numatytas, gal pardavimas, gal praradimas, nes teisiniai procesai krenta, suprantat. Kad konkrečiai skyrybos nebūtinai čia, man labiau krenta kiti dalykai. Nu, belekas gali būti. Ir jūs jau nusivylėte tais teisiniais procesais, gal jau buvo sprendimas priimtas, gavote kažkokį laišką, nu tikrai tokį labai nemalonų, kur nusivylėte tais teismais, ar teisiniais procesais, ar oficialiom institucijom, kur kažko negavote, tarkim. Bet čia jums tas, po to, vat, jums eina būtent rudenį, kad jūs gaunat kaip dovaną tas pinigų sumą po kažkokių vagysčių ir ten tų teismų, suprantat? Bet aš nemanau, kad jūs čia su šituo vyru, su kuriuo vat, šalia jūsų eina namuose, bendrose, aš nemanau, kad čia jisai jums blogas yra, čia ne, jūs kaip tik jisai, ar jūs palaiko, ar čia jūsų vyras, tėvas, nu kažkoks labai svarbus žmogus, mane neatskleidė šį kartą, kaip kam matyt. Tik, žodžiu, šitas įvykis yra toks, kad po praradimų, susijusias su finansais ir namais, rudenį jums ateina ta pinigų suma, ar ta dovana, žadėta, nežadėta, nežinau, bet aš matau, kad jūs laukime. Gausite rudenį tą pinigų sumą susijusi su šeimos namais, turtais ir panašiai, kur buvo teisiniai procesai, oficialios institucijos, praradimai, nusivylimai, vagystės ir panašiai. Gal kažkas pardavinėja būtą arba nori įsigyti būtą ir ten kažkas nepavyko, gal palikimas. Nu čia esminis dalykas, va ta pinigų suma. Ir jūs, kas žiūrite, turėtumėt kažkaip suprasti, apie ką čia kalba. Labiau ne už mane. Tai va rudenį vyks tai, ko jūs laukite. Ir šalia jūsų geras žmogus, garbingas, nežinau, čia gali būti ir tėvas, globėjas kažkoks, ir tėvas, ir vyras, ir vyresnis kažkoks asmuo, nežinau, gal darbdavys netgi, bet ne darbdavys, nes čia rodo man, kad jisai jūsų namuose su jumis, nu, šeimos žmogus kažkoks tai. Tai va. Tai irgi kaip ir gerai, ar ne? Bet čia, sakau, teks palaukti rudenio. Ne taip greit reiškia. Gal jūs tikėjotės greičiau, kad viskas bus. Na ir trečias. Nu, va čia jau kažkoks toks įdomus. Nežinau, ar geras netgi, ar negeras. Kažkodėl man rodo vėliau, negu jūs galvojate.
Čia tikrai lemtingas įvykis, neišvengiamas. Norų išsipildymas po pabaigos arba netgi laidotuvių kažkieno. Taip, dabar du variantai čia gali būti. Čia vėlgi krenta, esmė ta, kad krenta pabaiga. Tai ar tiesiog neprasme laidotuvės pas kažką buvo, bet čia jau įvykę turėtų būti. Ir man rodo lemtinga va tą įvykį, kad čia buvo gal pas kažką liga, kažkas iškeliavo į Anapilį, ane? Ir ką man rodo? Man rodo svajonių išsipildymą, susiję su namais, norų išsipildymą. Tai norų išsipildymas susijęs su namais. Įsigijimas būsto gal irgi tinka, va čia su antru variantu tiktų labai. Gal čia patikslina tos teismus, kur antram variante buvo, bet aš labiau noriu tikėti, kad čia yra dalykas toks, kad pagaliau baigsis, pas jūs yra konkurentė sąjungoje su vyru. Ir pagaliau ta konkurencija kaip ir baigsis, aš noriu tuom tikėti labiau, nes nelinkiu niekam čia aišku mirties, bet gali būti taip, aš sakau kaip yra. Tai žodžiu, gaunasi, kad konkurentė pasitraukia iš jūsų gyvenimo, konkurencija, moteris kažkokia. Nes čia du kartus man rodo. Sąjungoje konkurencija, veidmainystė. Ir kad jums reikia atkreipti tai dėmesį, bet man rodo vis tiek mirti, nu tai arba konkurentė gal irgi gal jos čia laidotuvės išvis bus. Nu kaip kam, čia pas ką kokia situacija, nu. Gal čia jūs turit mylimąjį, kuris, pavyzdžiui, taps našlys ir jūs galėsit būti kartu, gali būti teisingai. Arba jūs turit, pavyzdžiui, galvojat, ten žinot, pavyzdžiui, kad skyrėsi vyras ar laidoja kažkas vyras, anksčiau negalėjot būti kartu, o čia po to jūs svajonių išsipildymas į jūsų namus. Nes suprantat, man vis tiek čia neišvengiamai, žodžiu. Ir krenta man vyras po visų va šitų dalykų. Nelabai teigiamų kažkam galbūt, bet jums kaip ir eina teigiamai norų išsipildymas namuose. Vyras į namus. Svajonių vyras, apie kurį jūs svajojate, tai jūs turite žinoti, apie ką aš kalbu. Tai čia va tas antras variantas, toks man labiau eina, bet labiau eina gal netgi, kad jisai našlys taps, pavyzdžiui. Gal jūs žinot, kad kažkas jūsų konkurentė, pavyzdžiui, serga. Tai irgi gali būti tada taip. Nu čia per nelaimę ateina laimė, žinot, va taip kažkaip įdomiai. Bet taipogi irgi tiks, kaip aš pradžiai sakiau, kad gal kažkokie buvo procesai susiję su namais, palikimais, nors čia mažiau tikėtina, labiau antras variantas tikėtinas. Jo. Nu ir nemažai čia. Bet krenta va pinigai visgi, sprendžia finansinės problemos ir taip toliau. Nu, tai manyčiau, kad pirmas irgi tiktų jums. Nu, aš manau, kad žiūriu, jie vis tiek pagal savo situaciją, jeigu kažkiek rezonuoja, tai... Bet čia neišvengiamai sąjunga ta.
Bet vat man ta sąjunga, supranta, tai vat arba su vyru, arba tiesiog per tą sąjungą jūs gaunat tuos namus kaip palikimą. Sąjunga lemtinga su vyru, svajonių vyru, su kurio buvo keblumai, buvo konkurencija, lygos. Ir vat po to, kai baigsis va ta konkurencija pagaliau, čia kažkoks labai išmintingas žmogus, tas vyras, apsiskaitęs, išsilavinęs. Bet kodėl sąjunga krenta, o kur meilė? Ne vienam įvykiai širdelė neiškrito. Nu čia tokie... Kas tas vyras? Arba sakau, tipinis variantas meilės trikampis, čia vat pasibaigė ir jums laiminga pabaiga, nu tai čia, žinot. Bet čia pas jūs yra kažkokia konkurentė, kuri jums trukdė, tai kaip ir pasitraukė jinai. Bet vėliau negu jūs galvojate, aš jaučiu, jūs nujaučiat pati jau. Tiesiog gal dabar žiūrite, norit pasitikslinti, ar iš tikrųjų tai bus. Ką jūs nujaučiat? Taip, jo bus. Nes korta iškrito, kad jūs žinot, apie ką aš šneku. Tiesiog vėliau negu jūs galvojat. Negu jūs įsivaizduojat. Tai vėliau. Nu jo, čia sąjunga, bendri namai. Vyras į namus, svajonių vyras pagaliau įsipildo. Bet kažkaip man čia dvelkia va tas, ar našlys jisai tampa, ar jums čia, nu, kažkaip įdomiai. Nes vis tiek labiau kristų gal teismo kortą, jeigu skyrybos. Nu, bet kokiu atveju jisai gali būti, galiu pasakyti, nu jo, čia persikraustimas krenta netgi, žinokit. Sąjunga, finansinis komfortas. Čia jisai gali būti, tuoj pasakysiu, gali būti vandens stichijos, arba, nu, tas mylimas jūsų vyras, išsvajotas vyras. Jūs čia žinot, apie ką aš šneku. Ir va čia va jo veiksmai. Irgi man kažkaip rodo, kad jisai gali būti jaunesnis arba jūsų metų vyras. Vandens arba ugnies stichijos. Bet man vat įdomu, kad ta moteris dar aš noriu paklausti, man tas trečias variantas toks labai keistas. Čia per laidotuvės ateina norų išsipildymai. Sunku. Sunku meilėje. Toli ta meilė, šalta ta meilė, stipri ta meilė. Čia imperatorius vyras. Persikraustimas, bet čia, sakau, svajonių išsipildymas. Svarbus vyras jūsų gyvenime, tėvas. Būna dažnai tėvas, vyras arba vadovas, bet aš čia jau matau kaip ir... Bet kadangi man krito kaip ir jūsų metų, tai čia negali būti tėvas. Čia automatiškai
ko gero jūsų mylimasis. Tiesiog ten kažkokia konkurentė buvo. Su liga net kažkokia, va, ta mirtis, pabaiga, finansiniai praradimai. Nu, vėl man jisai krenta. Nu, žinokit, aš nesuprantu, vis tiek man mirtis krenta. Čia vis tiek bet kokiu atveju krenta taip, arba našlystė kažkam tai. Bet... Nu, bet suprantat, kaip įdomiai. Ir jūs tampate sąjungoje su kažkokiu vyru, tampate jo žmoną, arba liekate jo žmoną. Čia įkurtuvės, va čia visi tie pirminiai 2 variantai vieną dabar suėjo. Monetų karalienė, žmona, žemės stichijos, šeima paremta meilė, šventė namuose, įkurtuvės, vestuvės ir panašiai. Suprantat? Jum per visą tuos įvykius, nu, nelabai malonius, galbūt ne jums, o kažkam, tarkim. Bet gal ir jums, bet kokiu atveju. Nu, jums čia baigėsi tiesiog nuostabiai. Ir čia jau likimo, čia, kaip pasakyti, pagrindinės ką kortos rodo. Lemtinga sąjunga. Neišvengiama sąjunga. O čia visa kita jau po mirties, suprantat? Nu, taip, kertinis žodis, kertinis sakinys va šito viso dėstymo. Kertinė žinutė. Tai manau, tikiuosi, kad jūs supratote, kas čia tokio, nes vis tiek aš manau, kad turi surezonuoti žmogui, jisai maždaug vis tiek. Tik pirmam variantui labai tokį netikėtumą rodo. Bet šiaip, jeigu tai bendrai visus 3 žiūrint, tai jie vienas su kitu čia susiję gali būti. Kai kam tiesiog visi 3 tinka. Na va, nu kaip bebūtų, kaip ir tie įvykiai pakankamai teigiami visi. Nu ir susiję su namais, komfortu, šeima. Čia netgi tokie racionaliau eina, nėra ten, žinot, meilė, seilė, čia eina jau tokie rimti dalykai, lemtingi, turiu omeny, susiję ne tik su sąjunga kažkokiu žmogum, bet ir apskritai gyvenimo permainom. Namus, kažkokius svarbės sąjungas, svarbės visam, nu, ilgam gyvenimui, visam gyvenimui gali būti net. Bendrus namus, šeimą, ilgamečiai tokie. Čia net ne vieniem metam, o ilgam čia viskas vyksta. Nu, kaip ir linkiu jum, kad išsipildytų geri dalykai, ateitų tas noro jūsų išsipildymas šiais metais. Ir kad viskas būtų taip, kaip jūs norite. Sėkmės jums.